Labą dieną, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 9 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Pavyzdys antro kėlinio pradžioje namų komanda neturi 5 galinčių žaisti žaidėjų aikštėje, nes kiti žaidėjai traumuoti, diskvalifikuoti ir panašiai, arba išsipautavę turi 5 asmenines pražangas. Tai reikalavimas turėti 5 galinčius žaisti žaidėjus aikštėje galioja tik rungtynių pradžioje. Tai namų komanda gali tęsti rungtynes su mažiau nei 5 žaidėjais aikštėje. Šiandien tiek. Tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.